Specialistas, sėkmingai veikiantis vizualios komunikacijos inžinerijos srityje, yra ateities kompetencijomis apdovanotas vizualių produktų kūrėjas. Kiekvieną dieną mūsų veikla yra susijusi su medijų produktų arba žiniasklaidos produktų, pakuočių, reklamų, bukletų, žurnalų ir taip toliau naudojimu. Tai tokia gamyba yra iš tikrųjų pakankamai plati, todėl tie specialistai, kurie turės tiek dizaino žinių, tiek ir gamybos, inžinerinio supratimo, jie bus labai paklausus rinkoje. Ši programa yra tarpkryptinė, jungianti dizaino ir inžinerijos studijas, studijų dalykus ir suteikianti galimybę tiem žmonėm, kurie domisi grafinių, sakykime, reklamos ar medijų produktų dizainų, savo žinias realizuoti kartu ir atliekant inžinerinius sprendimus, tai yra gaminant tos produktus. Be vizualinės komunikacijos inžinerijos paslaugų šiuolaikinė pramonė, nei viena įmonė, iš tikrųjų, nei viena organizacija negali apsieiti. Tai yra ir komunikacijos sritis, ir dizaino, grafinio dizaino tame tarpe sritis, ir inžinerinių sprendimų taikymas. Komunikacijos specialistą galima būtų ir apibūdinti tokį plataus profilio ateities specialistas, kuris galės taikyti savo žinias ir gebėjimus įvairiose srityse ir padėti įmonėm kelti savo pridėtinę vertę. Spaudos industrija tikrai nemiršta ir nors tikrai Lietuvoje mes turime stiprių spaudos atstovų, gal sunku pajausti tą globalų pulsą, tarptautiniu mastu globaliai, tai yra stipri industrija, turinti gilias tradicijas ir turinti ateitį. Kalbant apie specialistus ir būsimus kolegas, tai labai įvairių profilių, tipažų, gebėjimų ir poreikių, norų žmonės galėtų rasti vietą šitoje industrijoje. Ir taip pat pas mus yra visai daug tokio horizontalaus judėjimo. Tai net yra, jeigu kažkas domisi technologijom ir tokia labiau tokios iš gamybinės technologinės pusės, perfekcionistai, labai svarbu detalės. Tai yra ir samatininkai, kurie ruošia samatas ir skaičiuotės leidiniam. Yra technologai, kurie jau ieško naujų būdų, kaip mums pagaminti vieną ar kitą gaminį, su kokiais įrengimais, kaip plėsti mūsų technologinės žinias ir kompetencijas tam tikrų apdailų įrišimų pačios gaminio, kokybės yra žmonės. Jeigu kažkas turi tokį verslumo gyslelę arba nori bendrauti su žmonėmis, reikia to kontakto. Turim visą pardavimų skyrių, kuris dirba tiek su lokalia rinka, tiek ir su užsienio klientais ir gali tą poreikį tokio bendravimo ir pasaulietiško požiūrio patenkinti. Jeigu kažkas linkęs labiau galbūt į dizainą ar kažkokią estetiką, yra failų paruošimas ir visas tvarkymas, dizaino kažkokios paslaugos. Sakyčiau, gal šito industrijai bendras vardiklis, kas svarbu būtų visiems ir ypatingai ateinant pas mus, tai yra žingeidumas. Nes net ir praleidus turim kolegų, kurie 10, 20 ar 30 metų praleidę, visą laiką yra kur tobulėti ir ta industrija visą laiką juda į priekį. Tai žingeidumas yra svarbus, kad ir kurioj srity ar pozicijoje bedirbti. Tai svarbiausia žingeidumas, o paskui jau kokie yra norai ir poreikiai, tikrai galima rasti savo vietą.